Tai fotografijose kūnas, nes kūnas apskritai, kai ypač nuogas kūnas, jisai yra objektizuojamas labai, ypatingai kai kalbame apie moters kūną. Tai labai ilgai nešiojausi jau tą mintį, kad norėtųsi kūną parodyti kitaip, jį parodyti kažkokiam judesį, jį parodyti per didelį triukšmą, noizą kažkokį tai. Ir kad tai nebūtų seksualizuojamas vaizdas, kad tai būtų detalės, kad gal kai kur net nesuprastum, ar tai yra kūno dalis, ar tai yra tas triukšmas fotografijoje, tai toksai lyg šydas, kuris dengtų ir galėtum šiek tiek pabėgti nuo asociacijų su kažkokiu konkrečiu žmogum ar personalizacija apskritai. Kad tai būtų lyg klausimas, čia yra matoma ar nematoma, tai yra apčiuopiama ar neapčiuopiama. Tai kuriant būtent šitą seriją Slaptoji, reikėjo labai stipriai išlipti iš savo komforto zonos, nes visų pirma dėl formato. Aš kažkaip viską darydavau mažų formatų, arba tai būdavo didelis formatas, bet kažkur toli aukštai erdvėje dideliai, kur to taip nesijusdavo. O dabar, kadangi tai yra kūnas, nuogas kūnas, tai yra intimu ir tai yra didelis formatas ir tu iš tikrųjų gali prieiti arti, įeiti į kontaktą su ta nepažįstama forma kažkokia. Tai šitas žmogus nesu aš, tai yra moteris, kurią aš pažįstu ir esu labai dėkinga jai, kad jinai sutiko kartu su manim eiti šito kūrybiniu procesu, nes manau, kad tikrai nėra lengva būti nuogam fiziškai, ne vien tik tai kažkaip dvasiškai neatsiverti prieš kitą žmogų, bet ir fiziškai nusirengti ir tiesiog pasiduoti tam tokiam kūrybiniam flow, tai bangai tokiai. Tai iš tikrųjų esu dėl to labai dėkinga už to modelio drąsą ir už tai, kad pasitikėjo, nes tai buvo iš tikrųjų labai didelis pasitikėjimas abipusis. Tai ir garažo erdvėj, būtent šitos fotografijos, jos visai gauna tokį kitą kontekstą, kadangi garažas dažniausiai asocijuojasi su kažkokiais tai pornografiniais motyvais, kalendoriais, plakatais ir taip toliau, ką dažnai esame įpratę matyti. O čia yra slaptoji, kažkokia tai slaptoji herojė šitokioj erdvėj, visiškai tokia opozicija